Kai dantys iš tikrųjų tampa aukso vertės. Jaunuolis Rokas iš Kaišiadorių atvyko į Klaipėdą studijuoti. Jam bekremtant mokslus suskauda dantį. Rokas, paklausęs grupiokų rekomendacijų, nuėjo į privačią odontologijos kliniką. Ten dantį jam sėkmingai sutvarkė ir pateikė 180 eurų sąskaitą. Rokas, gavęs sąskaitą, net žaktelėjo, nes anksčiau buvo įpratęs už panašias paslaugas mokėti apie 30 eurų. Tai yra net 6 kartus mažiau. Kaip tai galėjo nutikti? Ogi paprastai. Anksčiau Rokas dantis tvarkydavo valstybinėje gydymo įstaigoje, kurioje odontologijos paslaugas dalinai finansuoja valstybė. Valstybė gali kompensuoti dalį gydymo paslaugų, nes surenka iš gyventojų mokesčius. Rokas Klaipėdoje pasirinko dantis gydytis privačioje klinikoje, todėl už paslaugas turėjo pilnai sumokėti pats. Ši istorija parodo, kad valstybė surinkdama mokesčius ir tinkamai juos perskirstydama suteikia visiems prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas.